Sveiki! Ar žinote, kaip apsaugoti pagrindinės konstrukcijas nuo vandens ir drėgmės poveikio sanitarinėse patalpose? Ar norite užbėgti įvykiams už akių ir apsaugoti savo bei kaimynų turtą įvykus nenumatytai situacijai, kaip pamiršta susukti vandens čiaupas ar trūkęs vamzdis? Penosil turi sandarinimo sprendimą sanitarinėms patalpoms. Norint pasiekti maksimalią apsaugą nuo drėgmės ir vandens poveikio, būtina darbus atlikti šią eigą. Pirmiausia, paruoškite paviršius, nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Norint pagerinti hidroizoliacijos sukibimą, vietas aplink vonią, kriauklę ar dušo kabiną, nugruntuokite giluminiu gruntu. Vietas, kur nebus tepama hidroizoliacija, apsaugokite nuo drėgmės ar vandens garų prasiskverbimo su Penosil Hydrostop 644 drėgmės izoliacinė priemonė. Kai paviršiai paruošti, galite tepti Penosil AquaBreak Fiber 640 hidroizoliaciją. Ši mastika yra sustiprinta fibropluoštu, vandens pagrindu, be kvapė, be kenksmingų junginių. Sustingusi mastika sudaro elastingą, vandeniui ir trūkimams atsparų sluoksnį. Penosil AquaBreak Fiber 640 sukimba su betonu, plytomis, tinkuotais paviršiais, gipso kartono plokštėmis, statybinėmis plokštėmis. Atkreipkite dėmesį, kad oro medžiagos ir mastikos temperatūra naudojimo metu turi būti nuo +10 iki +25 laipsnių, o maksimali santykinė oro drėgmė 80%. Prieš naudodami mastiką atsargiai išmaišykite. Pirmiausia, sujungimus, kampus, jungtis, įtrūkimus, įvadus ir vamzdžių įvares užtepkite. Penosil AquaBreak Fiber 640 hidroizoliacinė mastika, naudodama dažymo volelę arba teptuką. Ant neišdžiūvusio sluoksnio uždėkite Penosil sistemos gaminius. Jungtise ir kampuose AquaBreak Tape 431 sutvirtinimo juostą, aplink vamzdžių įvares ir kanalizacijos trapus naudokite AquaBreak Fabric sutvirtinimo audinį ar įprastus manžetus. Tada tolygiai užtepkite mastiką ant viso paviršiaus ir leiskite išdžiūti. Kai hidroizoliacinė mastika išdžiūsta, maždaug per 2 valandas, ir pakeičia spalvą, galite pradėti tepti antrą sluoksnį. Antrą sluoksnį rekomenduojama tepti skersai pirmojo sluoksnio. Kai hidroizoliacija sustings, maždaug po 6-12 valandų, galite klijuoti plyteles ar kitą apdailą. Penosil sanitarinių patalpų sprendimas padės apsaugoti konstrukcijas nuo vandens ir drėgmės poveikio drėgnose patalpose. Ši ir kitus Penosil sandarinius sprendimus galite rasti Penosil internetinėje svetainėje. Kviečiu susipažinti su Penosil sandarinimo sprendimais.